Sveiki, sveiki, sveikinuosi su nauju vlogu, ačiū, kad užsukote į mano kanalą ir pradedam nuo prekių iš B Barboros. Tai jau išėmiau mineralinį, tuoj parodysiu, kokią nusipirkom, netgi 6 buteliai to įprasto Norvilo mineralinio, jis nėra sūrus, tai labai patinka. Čia yra skanėstai. Kiviui mes jam skanėstus perkam iš Maksimos. Nemanau, kad jie labai blogi. Taip pat užsakiau vitaminų. Šitus vitaminus mes labai mėgstam. Be to, kai labai nori ko nors saldaus, o jie yra saldyti su saldikliu turbūt, nes jie turi vieną tabletytę, turi 1 kaloriją. Taip pat pirkom vaisių, tai kaip ir bananų, ir daržovių bulvių, čia bulvės ir 2 maišai bulvių ir čia viskas. O dabar dar paėmiau pomidoriukų. Vieninteliai pomidorai, kurie skanūs, tai yra šitie vyšniniai pomidoriukai. Tokiose dėžutėse būna. Taip pat pasibaigė mums kruopos, tai va nupirkau lęšių. Lęšių paėmiau 2 pakelius, reikės supilti indus. Kaip mato, ten indelė yra, pritrauk gal reikia. Ir mikrofoną neįsisegiau. Gerai, kaip to. Ir dabar paėmėm va išgyvenimui, konservų. Na, iš tikrųjų ne išgyvenimai, bet konservų paėmėm. Taip pat baigėsi ir pupelės, perkam šitas baltas pupelės, mažytes, jas greitai išverda ir labai skanės sriuba. Paėmiau tokių džiūvėsėlių, labai norėjau, todėl paėmiau. Ir taip pat mums baigėsi prieskoniai, maltai mėsai, tai va perkam šitus labai pigus ir iš tikrųjų labai skanus. Kaip visada pieno, aš nepasieksiu padėti, ir visokiausios mėsos. Tai čia dėsiu į kamerą, tai yra faršo 2 tokius pakuotės, šoninė kiaulienų, lietuviškos kiaulienos kumpis skaitosi ir ketvirčių štai kažkiek. Neatsimenu pagal svorį. Taip pat, kodėl man įdėjo į liesų maišą, viską deda, kaip ir sūrio, olandiškas sūris. Dabar dar paėmėm duonos. Kivinė. Vyras labai mėgsta sūdytus, kepintus žemės riešutus, tai paėmėm šitų riešutų. Aš labai mėgstu nekepėtus ir, atsiprašau, ir luobelėse, kaip matot, tokie riešutukai, jie kainuoja tik 45 centus. Taip pat paėmiau plikytų ryžių, labai skanus. Ryžių mums tikrai reikia, čia yra maišeliuose ryžiai ir jie verdasi po maišelį. Taip pat, kadangi mažesnė talpa, ir čia žiūriu labai skystas dalykas, tradicinis pomidorų padažas. Ir bandžiau pirkti ne kėdainių ir aš nesuprantu, kodėl vis tiek įdėjo kėdainių. Ta prasme, jie nebuvo parašyta, kad kėdainių ir aš galvojau, kad bus ne kėdainių kitos firmos, tai ir ėmiau, o pasirodo paėmiau vis tiek, būčiau geriau kitokiuose. Taip pat svogūnai labai dideli, tai nedaug išėjo. O čia, kai būna šitam maišė, ne popieriniam, tai būna šaldytas maistas. Tai blynų 2 pakuotės ir va tokių ledų po 13 centų nusipirkom po 2 porcijas, tai čia vaniliniai ir šokoladiniai. Po 2 porcijas, man 2 šokoladiniai, vyrui 2 vaniliniai. Bet, tai va, tokios prekės. Ir šiandien gal eisim pasivaikščioti, tai neužlis. Tai irgi parodysiu iš pasivaikščiojimo kažką daugiau.
Mes ketiname išeiti. Ir tas pats vargas. Matot, kas čia? Čia yra balnas. Balnas kiviukui, kad ant jo galėtų nykštukai jodinėti. Gerai, dabar vargas, tai kad šitas arkliukas supranta, kokia laimė čia jam bus. Bet jis čia kaip ir žaidžia, kad jo nepagautų. Žaidžia, kad nepagautų. Žaidžia, kad... Paskutinis pasispadimas, kanda man jisai. Kivi. Kas čia dabar pirmą kartą taip? Pirmą kartą taip, bet mes jį vis tiek įveiksim. O papa, smarvytę duosiu? O papa, smarvytę duosiu? O papa, op, stok, stokis. Štai viskas. Blogas buvai, berniukas. Blogas buvai. Dabar nieko neduosiu. Geras. Eis kiviukas. Eis kiviukas. Eis kiviukas. Nu, va toks kiekvieną kartą toksai vargas, tik kiviai aprengti tom petnešom. Jos dar čia kažkaip kreivai. Nu, žodžiu, gerai čia viskas, bet esmė ta, kad kažkodėl sieja tai su tuo ėjimu. Jis supranta, kad kai uždėsi jau eis jisai, bet jisai labai mėgsta eiti, bet labai nemėgsta petnešų. Kiviukas sulėjo, matot, pasišiaušęs ir mus sulėjo, tai grįžom namo, nepasivaikščiom. Štai nepavyko kiviuko dienos padaryti. Antras dublis, kadangi lijo lietus, kivis dar šlapės, eisim antrą kartą. Ir vėl, dabar nelyja, bent jau pranašauja, kad nelis iki 6, o dabar yra 3 valandos, tai bandom dar kartą. Einam, kiviukai, šviesa. Na, štai pagaliau pasiekėme Pramonės rajoną, gatvės šlapios, šaligatvis jau kai kur pradžiuvęs, o mes stovime prie Jakobsono, tai yra baldų gamykla. Jinai yra filialas ir Alytuje ir pažįstam vieną moterį, kuri dirba šitoj būtent gamykloj. Tai va, ir žiūrėkit į priekį, ten yra tas tiltukas, gal iki jo nueisim, o gal ir toliau. Nežinau, kiek vaikščiosim, bet labai dangus panašus į lietų, nors pranašauja, kad iki 6 nelis, tai turėtumėm spėti ir daugiau pavaikščiot. Bet vat nežinom, tai rizikuosim, eisim toli, bet jei pradės bent kažkiek atrodyti, kad lis, tai tada grįšim namo. Tai va, pradėjo lyti ir atėjom į stotelę, matot iš mūsų drabužių. Mano, tiksliau, operatoriaus nematot. Tai va, mano drabužiai yra tamsios spalvos, nes lietus nudažė patamsino. Bet jau žiūriu ant balučių kelio, jau lašų nėra, tai gal nebelyja. Tai reikia dėti stirbas ir keliauti toliau. Sveiki, šiandien yra sekmadienis. Mano mama su tėčiu labai laikosi tos tradicijos, kad sekmadienį negalima dirbti. Todėl mes šiandien nusprendėme išvažiuoti į gamtą papietauti. Važiuosim galbūt į Dainų slėnį arba ant kokio nors piliakalnio. Tai bus labai labai smagu, bet dar reikia sulaukti iki 1, o dabar yra biškutį po 10. Štai mes jau važiuojam. Čia ir keliukas yra. Tai va, čia varom į tą Dainų slėnį, kaip sakiau. Turi būti jau daug labai žibuoklių. Ir, o šiaip ypatingai, tai tiesiog šiaip savo mes ten gamtoj pabūtų važiuojam. Važiavom ant Dainų slėnį, čia pietaujam, kaip jūs matot palaidas, o mes čia pavalgėm ką tik. Čia matot roleriai. Ir eisim turbūt ant tilto. Nes kaip žinote, čia jau ne kartą sakiau, čia yra didžiausias Lietuvoje, aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų dviratininkų tiltas. Reportažas iš Dainų slėnio Alytuje. Einam mes dabar, pamato tiltą, jis labai aukštai ir ten yra plytų atidengta ir rodo, kaip iš akmenų buvo pastatytas prieš karą, kol jo nesubombardavo. O mes eisim, nusprendėm lipti ne laiptais čia aukštyn, bet eiti aplinkui ir užlipti zigzagais. Ir kiviukas eina, pamatot, tai mes keliaujam.
Buvom kitai ieškam žibučių ir jums norėjom parodyti, tai buvo mažai žibučių. Dabar va visas šlaitas, mes šlaito viršuje ir žydi pleška žibutės. Bet dabar kuo toliau, tuo daugiau yra plukių baltų ir štai net tokios va auga geltonos gėlės ir nežinau, kaip jos vadinasi. Plukės kitokios. Ajo. Gal ir va ten, nu gal ir plukė. O mes dabar va, turim čia užkilti į kalną ir jau būsim viršui, tai galėsime eiti per tiltą. Tai va, mes dabar ėjom su galvom nuo Dainų slėnio, pareiti vėl pėsčiomis ir čia yra, matote, iki parduotuvė. Ir vyrus sakau, nupirk mažą buteliuką mineralinio negazuoto ir didelį gazuoto. Negazuotas mineralinis skirtas kiviukui. Štai mes turim tokį dubenėlį, kuris susilanksto ir neužima vietos. Štai aš jį išlankščiau, dabar įpilsiu ir kivis greičiausiai geras, nes jisai yra labai ištroškęs. Na va. Arba ne, ger kiviukai, vandenukas. Neskanus, šitas gal truputį jisai suvokas. Gal neskanus, bet nežinau. Įpyliau, o dabar teks išpilt. Tai va tiek. Mes esame Rotušės aikštėje ir čia yra bepražystančios magnolijos, dideliais žiedais. Anksčiau būdavo tik tai žmonių kiemuose arba miesto sode, bet miesto sode yra mažaisiais žiedeliais magnolijos. Kaip mato, dar nežydė. Ateisim po savaitės, ką čia savaitės, 3 dienų ir jau žydės. Jau beveik 6 metus kuriu vlogus ir pirmas mano vlogas buvo apie tai, kad man reikia mesti svorio. Aišku, tada svėriau mažiau negu dabar, tai reiškia priaugau svorio, bet buvo per visus tos vlogų kūrimus, buvau ir stambesnė, ir lieknesnė, ir daug buvau labai priaugus, būtent kai buvom Taline prieš porą maždaug metų, galite pažiūrėti tą vlogą. Ir dabar buvo, kad aš pasiekiau tą patį svorį čia prieš porą mėnesių, maždaug prieš porą mėnesių. Ir svėriau 93 kg. Aišku, tas 90 mane labai gąsdina. Ir man atrodo, kad jau iki 90 dar galima sverti, o jau mažiau, tai yra daugiau, tai jau labai blogai sveikatai ir visam kitam. Sunku vaikščioti iš tikrųjų buvo, nes buvo žiema. Ir dabar jum nepasakiau, bet nuo 93 kg mečiau svorį, tai dabar sveriu 88. Ir tai dar ne pabaiga. O dabar, jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite mano kanalą, komentuokite. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę Vlogerė Loreta Mažonė. Ate!